Transporto priemonės redagavimas. Pagrindinėme lange spaudžiame meniu, pasirenkame transporto priemonių biblioteką. Atsidariusime lange galime redaguoti transporto priemonę, taigi spaudžiame redaguoti. Susivedame pagrindinius duomenis, tai transporto priemonės pavadinimą arklio galias. Spaudžiame kitas. Šiame lange reikia suvesti traktoriaus išmatavimus. Visus susivedame, spaudžiame kitas. Paskutinėme lange yra santrauka, reikia peržiūrėti, ar viskas yra teisingai suvesta ir spaudžiame išsaugoti.